Sveiki, šiandien noriu Jums parodyti mano gražų Limelighto krūmą. Kaip čia tas, kurį buvo pavasarį užpuolusios skruzdėlės. Ir pasižiūrėkite, kaip gražiai jausiai paaugo ir pradeda savo žydėjimą. Šitam, nors ir stengiausi aš jį optimizuoti maksimaliai ir mažinti tų šakų kiekį, bet vis tiek matau, kad jų yra galbūt daugiau negu reikia, bet vis tiek rezultatas mane irgi džiugina, nes žiedynų dydis tikrai daug didesnis negu buvo praeitais metais. Nesakau, kad labai didelis, nes toj sužinosite kodėl. Taigi čia tas platesnio formavimo Limelighto krūmas, kuriam jau eina 6 metai. O čia yra jo broliukas, kurį genėjau, atrodo, kad genėjau kaskadiniu būdu. Tai tokia pat amžiaus krūmas, auga tokiose pačiose sąlygose. Tik tai skirtumas tas, priminsiu, kas nematė, kad visiškai buvo išgenėtos visos šakos, apart porą. Tai viena, kur norėjau paimti iš jos ūliukų. Tai vat jinai liko tokia su daug smulkesnių žiedynų ir buvo palikta viena vat šita vat šaka, kuri šiaip gerokai pastorėjo per tą laiką ir vat iš jos gavosi kaip tokia stiebinės hortenzijos toks variantas. Ir vat tada vat visos šitos vat šakos su stambiais žiedynais pražydo. O visos kitos, tai yra, čia kaip teisingai parodyti, šita, pasižiūrėkit, šita, kažkoks kosmosas, va šita, tai yra visos naujos, kurios šiemet išaugo iš apačios. Tai mano ūgis 1,74 m, tai vat dabar jau čia grubiai 1,60 m jau yra. O bendrai hortenzijos aukštis, tai jau čia netgi lygiai su manim arba net aukštesnė. Tai va čia tai wow, pasižiūrėkit kokie dydžio žiedynai, man jums parodysiu stačiai su ranka. Žiedeliai tokie viduje, čia ateina ir irgi grožiuosi, netgi va čia kur pačioje ant tos šakos, kur daug, vis tiek jos gavosi, gan didelis, bet čia, žinokit, reikės ateiti su metru ir pamatuoti, čia vat irgi yra netgi dalis, pamatuoti šito žiedyno dydį, nes čia tiesiog kosmosas, kaip yra gražu, kokia didybė ir koks efektas nerealus. Negaliu patikėti, kad man pavyko. Dar pati netikiu, kad toks grožis, kad aš jį turiu ir mano tikslas pasiektas. Tai žinokit, net neturiu žodžių. Super esu laiminga, man super gražu. Aišku, vat šiandien žada audra, šiek tiek baisu, kaip čia mums seksis atlaikyti ją, bet aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir toliau mano hortenzija mane džiugins. O šiaip visiems, kam patinka toks efektas, kam patinka stambus žiedynai, visiems irgi rekomenduoju tokį genėjimą, krūmo atnaujinimą ir patirsite tą wow efektą ir tiesiog džiaugsitės savo hortenziją kiekvieną dieną. Taigi visiems gražių hortenzijų.